padėkos žodį pasakyti organizatoriam, kad jau 3 metus susirenka tiek daug žmonių, prisiminti tėtį, pagerbti jį. Norėtųsi visiems palinkėti gražų žaidimo ir sėkmės. Приветствую всех участников футбольного турнира в честь священника Александра Аренко, который был футбольным вратарем, и спорт его привел к вере, и он своей жизнью показал, что возможно сочетать спорт и веру в Бога, и жизнь по заповедям Божьим, что очень важно. Вот. И желаю всем участникам этого турнира спортивных достижений, дружелюбия, здорового соперничества, мира, счастья и здоровья. Iš tikrųjų įsimintina diena šiandieną ir pirmiausiai norėčiau gal padėkoti mūsų organizatoriam, tai Germanui ir Sergėjui, tikriausiai tokie iniciatoriai. Noriu padėkoti už tokią gražią tradiciją, jau 3 metai, kaip mes dalyvaujame šitame turnyre. Iš tikrųjų emocijos matosi, liejasi per kraštus, nors norėjusi daugiau tokio, kaip sakyti, šou, tokio pobūdžio, bet faktas tas, kad iš tikrųjų matosi, kad mes visi mylim futbolą ir kad mes tikrai atsiduodam maksimaliai 100%. Prisimenant Aleksandrą, jeigu iš tikrųjų tai tikrai pačiam teko žaisti, reiškia, prisimenu tokį vieną gerą epizodą, kažkur tai prieš 30 mečius, kai prie -20 žiemos aikštėje žaidėm kažkokias rungtynės ir jisai stovėjo, nepatikėsit, stovėjo trumpą aprangą, su triusikais, su šortais, sakykim taip, ir be pirštinių, prie -20. Tai va parodė žmogaus tokį, kaip sakyti, ant tiek fanatiškumą futbolo ir jisai išliko tokiu iki pat paskutinios dienos. Taip kad iš tikrųjų ačiū, kad jūs esate, ačiū Aleksandrui, jisai mato viską, tikrai atsidėkos mums, kaip sakyti, paplodamas. Taip kad ačiū vyručiai už gražų turnyrą ir ką, gero afterparčio, aišku, jums visiems ir gero savaitgalio.